Va, rytelis Čekijai. Kolega bando supakuoti. Kaip gerai, kad aš mašinai. Nu va, kaip Artūro lankstėse. Visko atmės žiūrėk. Va, mašinė ta pačia. Pas tave daug paprasčiau atrodo kažkaip. Ne, jis ne tą pusę daro ir, žinai, daryk tu kaip nori, jeigu ne pagal technologiją darai. Va, jis dabar vėl dar ne pagal technologiją. Ir viskas. Ir galima žiūrėti ir palikti čia tiesiog. Ir grįžčiau karočiai pasitikti, jis toliau dar šaliai dėsa savo pavadinę. Technologija, technologija ir viskas. Technologija. Ну давай, короче. Ну давай, хорош. Что sudėtingesnio? Ava, kaip čia. Aš jau šypseną veidę. Aš jau šypseną žmogų. Tu supras strategiškai? Ką iš galinė eilių. Koksovna Karolina buvo viena svarbiausių koksavimo gamyklų Ostrovo mieste, susiformavusi XIX amžiaus antroje pusėje, sparčiai vystantis anglies kasybai ir metalurgijai Moravijos Silezijos regione. Ji buvo susijusi su vietinėmis anglies kasyklomis ir tiekė koksą aukštakrosnėms bei plieno gamykloms. 20-ame amžiuje gamykla tapo svarbiausia Ostravos sunkiosios pramonės dalimi. Vėliau priklausė bendrovei OKD. Dėl pramonės pertvarkos ir aplinkosauginių problemų ji buvo uždaryta 1990-aisiais. Po uždarymo teritorija buvo išvalyta ir pertvarkyta. Šiandien čia veikia modernus miesto rajonas Karolina su kultūros ir komercinėmis erdvėmis, tarp jų ir muziejumi. Nu, ne, vietą. Atvarėm prieš šviesą, tai Ąžuolos bokšte nepavyks pakliūti. Nu kaip jum čia? Įspūdinga. Čia koks sutikė. Koks gamykla. Bliamo. Nu tikrai. Čia galima būti patekti tokius. Ball Tower tai moderniai rekonstruotas buvusios aukštakrosnės apžvalgos bokštas pramoniniame komplekse. Bokštas įrengtas ant buvusios aukštakrosnės numeris 1, kuri veikia nuo 20 amžiaus vidurio ir buvo svarbi Ostravos metalurgijos dalis. Ball Tower yra viena įspūdingiausių apžvalgos vietų mieste. Iš maždaug 80 metrų aukščio atsiveria vaizdas į Ostravą ir Beskidų kalnus. Viduje veikia kavinė ir ekspozicinės erdvės, o pats objektas tapo simboliu, kaip buvusi sunkioji pramonė gali būti pritaikyta šiuolaikiniai kultūrai ir turizmui. Gaila, bet tą dieną, kai mes ten lankėmės, bokštas buvo uždarytas dėl pasirengimo neužilgo vykstančiam festivaliui. Todėl į bokšto viršų nepatekome. Pasiekėm kalnas. Apžvalgos bokšto darbo laikas. Nu, atvarėm prie apžvalgos bokšto įdomaus. Bet
Dirba nuo 11, o dabar 8, 9. Va, gal droną pakel žmogus. No film, no film. Negadink objektyvo. Nu, va, horizontas tai matosi. Kalne. Tai va, papusryčiavom su Hebra. Sotus. Konservų palaužiam. Dabar judam toliau link bunkeriuką, į kurį neaišku, ar vėl pateksim, ar vėl dirbs nuo 11. Tai va, kokie čia horizontą. Kalbas geriai, na. Geras po šito yra, bet kur čia registracija? Reik paskambinti. Švento Vaclovo katedra Olomonse pradėta statyti 12 amžiuje romaniniu stiliumi, vėliau perstatyta gotikiniu. 19 amžiuje ji buvo iš esmės rekonstruota neogotikos stiliumi ir šiandien garsėja vienu aukščiausių bažnyčios bokštų Čekijoje, apie 100 metrų. Tai pagrindinė Olomonso arkivyskupijos šventovė ir vienas svarbiausių miesto simbolių. Čau. Vašičku, ahoj. Ahoj. Zítra to oslavíme. Jo, Bukneme šampáňu. dobře. Ahoj. Ahoj. Posílám na dál. Pasibuvom prie bažnyčios, dabar judėsim link lėktuvų muziejaus. Kam tu tą diržą segės? Dievas dievulis apsaugo. Paėmė kažkokį lėktuvų muziejų. Gražumėlis. Visko neparodysiu. Numėsiu linką, kur čia randasi.
labai skirių modelių, bet vis tiek parodysiu. Čia yra MiG 21 MA. MiG 21 R. Čia mašiniukai dar kažkokie yra. Tatra. Nu ką gerą pamatėt? Tatra. Tai Čekijos tuometinės Čekoslovakijos transporto priemonių gamintojas, įkurtas 1850 metais, yra vienas seniausių automobilių gamintojų pasaulyje. Karo laikotarpiu bendrovės atliko svarbų vaidmenį karinės technikos gamybai. Vienas žinomiausių modelių Tatra 111 sunkvežimis plačiai naudotas rytų fronte dėl patikimumo sudėtingomis sąlygomis. Po Antro pasaulinio karo įmonė buvo nacionalizuota ir tęsė sunkvežimių gamybą. Mi 8T. Vaikėta. Nu, patiko? Pirmieji keleiviniai lėktuvai. O T-80. Zil. Ką šiaip? Gaz. O T-64. O T-64. Kas čia? Majo 111 P. Kam čia tas viršui skirtas? Čia tiltatėtas, tiltams. Ai, tiltam šitas. Ai, matai kaip čia. Ai, tu na kai kaita. Belio kaip kaita, pro karštą laikytume. KVZ-3 tam buvo čia, tai M30 102 mm. 102 mm M30. Padažytas, paduoda dažai 60. Va, kokia šovinuka. Didesnė už delną, ne? 30, man 155. Pataikys vienas į tavo galūnės nedėlą. Ne, Nu jo. tavęs nėra negalūnės. Sugalvom ant geležinkelio tiltą užlipt, čia netoli buvo. Gal kažką įdomus pamatysim. Kur mes čia esam, koks čia miestas, pamiršau? Brno. Brno.
Kanjoną. Skardelis. Carbon kanjon. Reikia pastyti. Čia kas kasyklos būsios? Stoda jau. Hadi karjeras buvo kalkakmenio karjeras miesto Brno pakraštyje. Jis buvo intensyviai eksploatuojamas 20 amžiuje, tiekiant žaliavą statyboms ir pramonei. Po gavybos nutraukimo teritorija pamažu natūraliai atsikūrė ir tapo svarbia gamtinė bei rekreacinė vieta. Šiandien čia galima rasti stačių uolų atodangas, retų augalų bei gyvūnų rūšių, o vietovė mėgstama žygeivių ir alpinistų. Nuo aukštesnių vietų atsiveria plati Brno ir apylinkių panorama. Paskutiniai Čekijos kilometrai. Tuoj Austriam. Dabar reikia tik dujų užsipilti. Tuoj senas taksofonas. Tai šitągi Čekoslovakijai. Jie tą pusę, jie šitą pusę. In 400 meters, continue straight onto Lauerstrasse, Heusdorfer Straße. Continue straight onto Lauerstrasse, Heusdorfer Straße. Chebra įskūrėm, vakarieniaujam. Kažkur čia Austrijos pradžios miškelį. Pasislepiam. Pamiegosim biškį. Važiuot medžiotojais 4 ryto. Pašaudys, mūsų malonus garsai. Lauksim. Gal duos prašaut? Galėsim išbriedinę. Pabūt už briedę? Ne, aš prašaut noriu. Prašvaliuot, ne. Tai tu vis Tu labiau norėsi būt briedžių band. nieko prieš. Matai? Sutarta tada. Ragus uždėsime, paleisim. Jūsų briedžio patelė. Dar geriau. Sulaukiam dalies, kurioje papasakosiu, kur ir kiek nuvažiavom per šią dieną. Taigi, nuo nakvynės vietos, nuo ežeriuko. Judėjom link to pramonės rajono, kur buvo apžvalgos bokštas, Bolt Tower. O jau tada keliavom link apžvalgos bokštą, ten toj, kurį nepatekom. Nu jau tada judėjom toliau link degalinės. Nuo degalinės link bunkerio, į kurį irgi nepatekom dėl darbo laiko. Nuo bunkerio tada patraukėm link Olomouc miestelio, kuriam aplankėm tą gotikinę bažnyčią. Iš bažnyčios link parduotuvėlės, o nuo parduotuvėlės toliau pro šitą miestelį iki lėktuvų muziejaus. Nuo lėktuvų muziejaus traukėm link Brno miestelio. Čia
Šitą ilgai pasibuvo. Parduotuvės, peškom pro geležinkelio tiltą tą, karjerą aplankėm, užkandom kažkur ir judėjom toliau. Toliau link Austrijos. Prieš Austriją užsipylėm dujų ir apsistojom Austrijai kažkuriam miškelio. Kadangi ten ryšio nebuvo, čia gal dėl to taip išmėti tokias nesąmonės. Tikrai taip toli ten metais nevažinėjom, kažkur čia iš tų 3 miškelio pasilikom nakvoti. Šią dieną nuvažiavom ne per daugiausiai. Tik tai 285 km. Tai tiek va. Tikiuosi jums patiko video. Būčiau labai dėkingas už laikus, už komentarus, už subscribus. Tai būtų labai didelė motyvacija. O dar didesnė motyvacija būtų, jeigu Instagram irgi širdučių užmestumėt. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.